Sveiki, mielieji, prisijungę į Įsikvėpti būti. Su jumis esu aš, Elena Kundro, ir šiandien studijoje turėjome labai nuostabią viešnią, Dianą Wind. Ir po mūsų pokalbio jaučiuosi išsiplėtusi, sugrįžusi į savo kūną dar labiau, į savo širdį. Ir galvojant, kaip pristatyti Dianą jums, iš tikrųjų buvau šiek tiek pasimetusi, nes jinai daro labai daug veiklų ir labai daug savęs atneša savo buvimu į pasaulį, kas yra didžioji dovana. Tačiau jeigu reikia uždėti kažkokius titulus, Diana save pristato kaip gestalto psichoterapijos praktikė, sertifikuota mindfulness intervencijų mokytoja, taip pat ICF coacherė, kuri sujungia vakarietišką psichoterapiją su rytietišku dvasingumu ir daugiau negu 10 metų jau veda žmonės į vidinę transformaciją, savęs pažinimą ir gyvenimą pilnumoje ir iš širdies. Šiuose serijose palietėme labai daug temų nuo dvasingumo, įkūnyto dvasingumo, nuo kraštutinumų, ėjimo per šešėlius, integraciją, gyvenimo iš širdies, žmogiškumą ir dar daug kitų dalykų. Labai kviečiu jūs žiūrėti ir klausyti širdimi. Sveika atvykusi, labai smagu su tavimi atidaryti šitą ciklą, negaliu sakyti podcastą, kažkokią tinklalaidę, nes man tai yra apie daugiau. Tai yra apie įsikvėpimą būti žmogumi, būti autentiško savimi, kurti savo gyvenimą iš savo tiesos. Noriu tiesiog atsivežti žiūrovus čia, kad jie yra kartu su mumis ir gali keliauti per mūsų šitą pokalbį, nes labai daug podcastų yra apie kažkokias žinias, tiesiog kažką dar išmokti, kažkur dar save patobulinti. Ir tai yra nuostabu ir normalu, ir pati aš irgi žiūriu tokius podcastus, bet labai noriu tokio žmogiško ryšio ir tokio patvirtinimo, kad tai viskas jau yra su manim gerai ir iš tikrųjų į kur man dar reikia augti, tai į savo žmogiškumą. Nes aš pati augu į savo žmogiškumą. Mano visi šie metai, iš tikrųjų visi jau praeiti metai, mano žodis buvo žmogiškumas, kur aš galiu leisti savo žmogiškumui klestėti. Tai grįžtant dar prie intro, kodėl gimė šitas podcastas, šita idėja, šitas projektas, tai prieš 15 metų aš gavau dovanų knygą gimtadieniui, man buvo 11 metų tuo metu, ir mama man padovanojo psichologinę knygą, kaip atrasti vidinę laimę. Tai buvo 7 žingsneliai vidinės laimės link. Ir aš tą knygą pasiėmiau kaip savo Bibliją, ir aš ją skaičiau nežinau kiek kartų. Ir toje knygoje buvo aprašomos žmonių istorijos, ten per tos 7 laiptelius žmonių istorijos, kaip jie pasiekė savo tą vidinę ramybę. Ir man tuo metu aš skaitydavau ir toks ašaras kaupdavosi, nes aš noriu irgi taip gyventi, klestėti visapusiškai ir savo sveikatoje, ir materialiai, dalintis šią žinutę su kitais. Ir tuo metu man ir gimė toks, kad viskas, aš kai užaugsiu, aš darysiu tai, aš dalinsiu su žmonėmis šitomis idėjomis ir padėsiu jiems, kai atrasiu savo vidinę pilnatvę, jiems atrasiu savo vidinę pilnatvę. Ir dabar 15 metų vėliau, tai aš ir darau. Tik dabar daugiau yra sesijose, kažkokie grupiniai kursai. Ir šitas projektas, šita gimtis yra apie nešimą šitos žinutės plačiau, parodyti, kaip kiekvienas žmogus turi savitą kelią į tą vidinę pilnatvę ir kad ta vidinė pilnatvė nėra kažkoks taškas, ką aš pasiekiu ir viskas, checkbox, ir dabar aš gyvenu vidiniai pilnatvei ir viskas. Nes aš kai tai pasiekiau, galvoju, tai jau viskas. Ir tada žiūriu, bet ne, visi kažkokie bangavimai vyksta, kažkokie nauji procesai, naujos kažkokios vidinės mirtis, ir tokia, I did not sign up for this. Tai va, toks long intro, papasakoti apie ką tai yra, ir labai smagu tave turėti čia, nes man atrodo, kad tu tai ir įkūniji. tą vidinį lengvumą, pilnatvę ir vedimą kitus žmonės, dalinimąsi savo sukaupta vidinė išmintimi ir vedimą kitus žmonės į jų vidinę išmintį. Tai labai ačiū, kad sutikai dalyvauti šitam projekte ir prisijungiai prie šito žmogiškos sklaidos savo žmogiškumo. Ačiū tau. Taip gražu girdėti ir atrodo, taip iš vidaus teka ir toks išnešiotas projektas, tai labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie tavo šito nuostabaus projekto. Kaip ir minėjai, parodyti žmogiškas dalis, ne vien tik tobulas tas dieviškas, nes aš asmeniškai tai turbūt daugiau negu pusę gyvenimo paskiriau ieškoti dieviškumui savyje.
arba apskritai dieviškumo kaip tokio. Ir tik kur kas vėliau supratau, kad aš gyvenu žmogišką gyvenimą. Tai jeigu gyvenu žmogiškam kūne, tai turiu šitom taisyklėm ir gyventi ir tapti tikrai iš didžiosios raidės žmogumi, o ne tiesiog, tai nėra duotybė, ar ne, kad mes gimstam žmogumi, mes turime tapti žmogumi, tuo tikruoju žmogumi. Tai čia yra kelias, čia yra dvasinis mūsų kelias, būti žmogumi. O apie ką tau yra būti žmogumi, apie ką tau yra žmogiškumas? Man atrodo, atnešti visas dovanas, tas tokias idealias dovanas, apie kurias mes kalbam, tai įkūnyti jas, atnešti į žemę. Tai yra būti geru žmogum, daug kas sako. Tai aš sakyčiau, man būti geru žmogumi arba tuo žmogumi iš didžiosios raidės, tai yra būti garbingu, būti tiesoje, tikru su savimi ir kitais. Ir būti tarnystėj, man šitas aspektas labai svarbus nuo vaikystės, tiesiog būti tarnystėje vieniem dėl kitų ir paprastumas, nuoširdumas, tikrumas, man labai patinka žodis nuoširdumas, nuo širdies būti. Tai reiškia, kad mes, kai kalbam, mes kalbam širdis į širdį, o ne kažkaip protai į protus, kas labai dažnai pykstasi. Daugelį porų, kurias konsultuoju, jos ateina dėl to, kad protai pykstasi ir nesusitinka širdis į širdį. Tai man atrodo, būti žmogumi, tai kalbėti iš širdies, veikti iš širdies, tai būti nuoširdžiu, nuo širdies. Tai toks trumpas apibūdinimas skambėtų taip. Ok, man atrodo, labai idealistinis matymas žmogiškumo. Taip. Nes taip, labai sutinku, labai gražu, ką papasakojai ir tuo pačiu atrodo, kad tai gali būti kaip extra pressure tada žmonėm. Gerai, man tada reikia būti iš širdies all the time, visą laiką, žinai, kai ten kalbama apie kažkokią meditaciją ar nervų sistemos reguliaciją, ką prieš tai su tavim kalbėjom prieš pradedant, kad tai gali būti tarsi dar vienas standartas savo, kad aš turiu būti pastoviai savo ventral vagal, aš turiu būti pastoviai, žinai, va tokiam savo širdyje. Tai vat man įdomu, kaip tu matai tą kitą pusę, nes man atrodo, kad žmogiškumas yra apie leidimą savo ir būti susierzinime, netobulume, priimti visas tas emocijas, kurios ateina ir įdomu, ką tu manai apie tai. Tai man atrodo, kad svarbu turėti tą vaizdinį, kurį mes einame, ne tą idealų tokį. Nes tai yra mūsų kelrodis. Jeigu mes neturim, ir daugelis žmonių neturi tokio vaizdinio, tada jie blaškosi, yra pasimetę savo emocijose, pasimetę mintise, pasimetę savo kelyje, kontakte su kitais, nežino kokiamis vadovautis vertybėmis. Ir dėl to, jeigu nėra to vaizdinio, man atrodo, tai irgi nėra gerai. Iš kitos pusės suprantu, ką sakai, nes tikrai daug žmonių yra perspaudę save, perdegę, kad visada turi būti tobulas kažkoks, ar ne? Tai man atrodo, man labai patinka knyga yra Skrydis be sparnų, nežinau, ar apie ją esi girdėjus. Iš esmės idėja yra kokia, kad pats autorius pavadino tai paradoksalaus pasikeitimo teorija. Kam bus įdomu, kviečiu paskaityti, nepasakosiu visko, bet iš esmės jisai atsidūrė labai kritiškoje gyvenimo situacijoje, fizinė prasme. Ir jis bandė visai pakeisti save, ten vizualizuoti ir visą ką daryti, kad tik atsistotų iš lovos ir viskas velniop, nieko nesigauna. Ir jam tiesiog teko priimti, kame jis yra. Ir jis ir sako, kad pokytis vyksta ne tada, kai bandai būti kuo nesi, o kai priimi save ten, kur esi tuo metu. Tai man atrodo, visas emocijų priėmimas, savo erzulio, pykčio, nelaimingumo, savo, kaip kurie klientai sako, aukos pozicijos, ar ne, priėmimas yra labai svarbu. Ir tik tada, kai aš priimu, tik tada aš galiu judėti aukščiau, bet prašokti savo tų tokių instinktyvių prigimtinių reakcijų, ar ne, arba šešėlinės pusės, kurią mes turim, yra neįmanoma. Mes turim ją integruoti, o ne atstumti, ne kažkaip tai bandyti peršokti, nes anksčiau ar vėliau išlenda ta šešėlis, kai mažiausiai tikiesi. Tai aš per savo kelionę sutikau nemažai tokių labai dvasingų žmonių, kai kurie buvo mano mokytojai, ir man sudužo visas vaizdinys, kai aš pamačiau, kad jie yra tiesiog žmonės, bet žmonės einantis kelią ir jie, kad ir kokie nušvitę dvasingi ir kad ir kiek žmonių renka, jie vis dar klysta, vis dar meluoja karts nuo karto, vis dar, žodžiu,
vyrai einantis per moteris ir jas išnaudojantis kartais. Ir tai buvo didžiulis lūžis man ir toksai nusivylimas. Bet dėl to, kad aš idealizavau kažką, kad va, kažkada ateis tas taškas, kai tarsi jau bus tobula. Tai va, ir tada, kai tai supratau, tai kažkaip ir natūraliai lengviau ir priėmiau turbūt šitą žmogišką dalį, kuri yra šešėlis, kuri yra instinktyvi, kuri yra gyvūniška dalis mumise. Tai, vat būtent aš į tai ir apeliuoju, kad mes turim tą siekiamybę, kad aš irgi noriu gyventi, kad per mane tekėtų dieviška energija, aš galėčiau būti ta, žinai, vessel. Atleisk, kad aš anglikonybė, bet tiesiog čia mano žmogiškumas, kad aš vis dar nesugebu kalbėti švariai lietuviškai. ir man tai yra apie elementariai neplakimą savęs, užbuvimą žmogumi. Ir kai aš savęs nebekritikuoju, nebandau įsprausti į tos rėmus, kad aš turiu būti nuolatos čia kažkoje tiekmėje energijoje, nuolatos ten medituojanti, nušvitusi, verkti iš laimės, dėkingumas širdyje ir visa kita, tada iš tikrųjų man ir atsivėrė ta didesnis gyvenimo džiaugsmas, kai aš nebeturiu kontroliuoti savęs kiekviename žingsnyje. Tai labai ir noriu ir eiti į tai ir giliau, ir su tavim šitose pokalbiuose. Man įdomu, į ką tu dabar eini? Į ką? Ar kaip? Galbūt galim pasiekti iš tikrųjų šitą antrąjį dalį mūsų epizodo, mūsų serijos. Galim pradžioje pakalbėti, žinau, kad tu esi darius ne vieną podcastą, kur tu pasakoji apie savo istoriją. Tai galbūt tu jau pradėjai kalbėti apie, kai dužo tau tas iliuzija, kad kažkokie dvasiniai mokytojai jau yra tobulume ir pamatai, kad jie visgi žmonės. Įsivaizduoju, kad turėjo būti visai didelis viduje virsmas. Ir to pačiu įdomu, kokie dar galbūt gyvenime iškyla tavo prisiminimai, kurie buvo tokie virsmai. Kas tave atvedė į ką tu esi dabar? Tai gal aš neturėjau tokios vaikystės, kaip daugelis terapeutų, kai tampa terapeutais, tai turi kažkokią vaikystę, apie kurią galima daug pasakoti, nes yra daug atnešusi patirčių, sakykime, traumų, jausminių skausmų kažkokių, tai gal aš gyvenau labai patogų gyvenimą visą tai iš tiesų. Bet kaip ir viskas, kaip ir patogus gyvenimas, gali tapti nebepatogus, kai jame užsibūni. Tai galbūt iš dalies turėjau tokį patogų gyvenimą, bet turbūt virsmas tai buvo tada, kai turbūt vaikystės patyčios, kai buvo tikriausiai tada, mane vedė pas psichologus ir aš sakiau nesąmonę, aš šiaip neatsivėriau psichologam, bet man labai patiko žaidimų kambarys, toksai visa siena pas psichologę ir ten, žodžiu, vien žaislai, tai man tas įsirėžė ir aš galvoju, aš noriu būti psichologė, kad vis laik būčiau žaidimų kambarį. O kiek tau metų buvo? 10 gal kokių. Tai turbūt čia vienas virsmas, tada kitas buvo, kai suradau santykius, kurie mane transformavo, tiesiog turėjau sudurti su savo, kaip čia pavadinti, galbūt tokioj dvasiniai iliuzijoj, nes viskas buvo piešiama taip, kad čia mes einam dvasiniu keliu kartu, kad tas dvasinis ego ir pakankamai narcisistinis buvimas, sakyčiau, čia buvo didžiausias turbūt mano toksai sunkumas, iš kurio man teko išeiti ir mane tai sulaužė ir aš pakeliui labai norėjau būti tobula, nes aš buvau su partneriu, kuris labai taip tobulumo siekiantis buvo ir aš bandžiau jam patikti ir bandžiau būti faina ir mylima ir aš galvoju, viską padarysiu, kad tik tai patikčiau. Ir viską dariau, praradau save ir daug gavau tikrai tokios patirties, bet aš dar buvau tokia jauna mergaitė ir galvoju, kodėl man reikėjo taip save laužyti, bet aš taip norėjau meilės. Ir aš tiesiog stengiausi būti tobula.
Ir man visada tos dvasinės vertybės buvo svarbios. Aš ilgą laiką buvau bažnyčioj, šlovindavau su gitara, žodžiu, giesmės, verkdavau ašarom, džiaugsmo ir palaimos. Tai buvo manyje jau ilgai, aš visą laiką to gėrio ieškodavau, aš nuo vaikystės tokia kažkokia gerietė, žodžiu, buvau. Ir man ten labai patiko ta bendruomenė ir atrodo, čia aš susidūriau su kažkuo, kur aš irgi atėjau tokia atvira širdim ir tokia naivi ir tokia mylinti. Ir tada susidūriau su kažkokia tamsa, kur viskas tamsa apvilkta tokių popierėlių, žinai, gražiausių popierėlių, viskas taip dvasinga tarsi, čia reikia kalbėti su angelais ir visu kuo, čia mane moko, kaip reikia, žodžiu, bendrauti, su ką man su angelais kalbėti, jeigu aš su Dievu kalbu. Bet realiai tai buvo toks, susipažinau su to kitu pasauliu, aš taip naiviai atėjau ir man tai pateikė viską tokiam dvasiniam popierėlyje, o viduje yra daug reikalavimų, daug, va to, ką ir tu kalbi. Ir man atrodo, kad tu ir rezonuoji taip pat su ta idėja, nes tu irgi iš terapinio lauko. Man atrodo, kad mes terapeutai arba tie žmonės, kurie dvasiniu keliu, mes tiek su reikalavimu užsikeliam, staiga tapti dievais, va ten guru kažkokiais. Ir aš irgi taip norėjau būti guru, mano svajonė buvo. Aš galvoju, va viskas, čia paskutinis mano gyvenimas, aš daugiau nebetgimsiu, man jau užtenka šitos majos, matricos ir viso ko. Ir aš dabar darysiu viską, kad tiesiog pabuščiau, ar ne, kad mano sąmonė atsivertų. Ir turėjau tokių stiprių patyrimų, bet tie stiprus patyrimai mane labai... tiesiog išbalansavo mano visą nervų sistemą, nes aš net laikiau tos jėgos, kuri ten buvo ir aš nebuvau pasiruošus visiškai. Reikia būti pasiruošus nert gilyn. Negali nert gilyn į, nežinau, 100 metrų gylį, jeigu nebuvai metro panėręs arba ten 5. O taip, visiškai aš pati, kadangi dvasinėse bendruomenėse irgi nuo pat vaikystės ieškojau to Dievo, tos vidinės pilnatis, kadangi viduje skaudėjo toks, kur aš galiu atrasti tą pripildymą. Ir man pradžioje didelė irgi gyvenimo etapas, gana ilgas buvo toksai dvasinis spiritual bypassing, angliškai nežinau kaip lietuviškai įvardinti, toks visiškai, kai aš visą savo kažkokį skausmą, šešėlinės dalis, viską užgrūdau giliai ir apstačiau gražiais tokiais, aš čia dabar, žinai, medituoju į šviesą ir meilę, aš esu meilė ir viskas iš manęs yra tik meilė, žinai, viskas yra vienis ir visa kita ir tos visos dvasinės tiesos, kas labai gražu, labai ir tikra, bet to pačiu nesusitikus pirmiausia su savo žmogiškumu ir einant į tai, iš karto kylant, taip, galima labai save prarasti ir užsidėti savo dar ekstra visokių barjerų, kas neleidžia iš tikrųjų mano tikrumui, mano autentiškumui skleistis. Man įdomu, kas tau buvo tavo kelionėje, nežinau, ar kažkokie lūžio taškai ir kažkokie suvokimai, kur tu supratai, kad aš visiškai save laikau nuo savo autentiškumo, galvodama, kad aš einu į savo autentiškumą. Galvoju, ar buvo kažkoks toksai, žinai, aštrus, kad va dabar viskas jau greičiausiai, tai po truputėlį pas mane viskas vyksta ir vis taip būna, vėl arčiau savęs, kad pamatyčiau vat vieną dieną, kad viskas taip galbūt neįvyko, bet su laiku įgaus perspektyvą, sakyčiau, gal labiausiai man padėjo išeiti iš tų santykių viena tokia sistema, kurią aš atradau, tai ji buvo turbūt tas lūžio taškas, kad aš sugebėjau išeiti. Nes kitaip aš turbūt būčiau numirus iš tikrųjų, nes mano kūnas jau nebeatlaikė. Tai viena tokia sistema, kuri buvo astrologinė sistema, sakykim, ir ten ji pasakė, kad mūsų santykiai yra va, tokie tiesiog iš prigimties mes tokią sąjungą sudarom. Ir aš turbūt gavau legalų būdą, legalų pritarimą kažkokią taip ir žinojau, nes iš tikrųjų ta sistema tokia gana slapta ir nelabai daug kas apie ją kalba, ar nelabai, jinai nėra kažkokia žinoma kaip astrologija, pavyzdžiui, bet tai yra astrologijos atmaina. Čia human designas? Ne, kita tokia sistema, bet gal apie ją nenoriu per daug kalbėti, nes per daug nežinau, tai tik tiek, kad man padėjo ir aš apie tai kalbu savo kursuose. Tai duodu žmonėm pasižiūrėti, bet per daug aiškinti jos negaliu, nes nesu sertifikuota, bet ten
tokia slapta sistema kažkokia. Čia dabar jau, manau, žiūrovai bus, kad tai bent jau pavadinimą pasakyk, kas ir per slapta sistema. Ateisite, kur sužinosit. Jo, viena moteris iš Klaipėdos mane supažindino su ją. Ir aš labai dėkoju, kad aš atradau tą sistemą, nes turbūt tada man buvo toksai pabusti laikas, nes jį pasidalino savo patirtim, kaip ji tokiam santykiai visiškai sugriuvo, jos nebeliko ir kad jie augo su tėvais, su kuriais buvo tokia sąjunga ir kaip jie elgėsi su jie ir kaip jinai, dėl ko atrado šitą sistemą, dėl ko ją šitą sistemą tiko ir aš tokia, wow, taip, čia yra apie mane visiškai ką kalbi. Tai tikriausiai čia buvo lūžis toksai, kur jau galvoju, okei, viskas, nebegali taip tęstis, bet viskas iš esmės pas mane gyvenime vyksta tokiais aš labai daug analizuoju, labai daug tyrinėju. Dirbdama dar terapeutę, pasimatuoju kartais tos rūbus klientų ir natūraliai tie suvokimai ateina. Bet iš esmės man buvo taip, kad jau po to, po skyrybų, po kurio laiko, aš kažkaip susitikau su savim veidrodyje, aš susigalvojau su tokią praktiką, gal kažkas irgi pritaikys. Aš galvoju, jaučiu skausmą širdį, jaučiu kažkaip kūną ir nežinau, vat, ką daryti ir kas čia yra. Ir aš tiesiog pagalvojau, reikia pažiūrėti savo akis, kaip jos dabar atrodo. Ir aš atsisėdau priešais veidrodį, pasitačiau ir tiesiog žiūrėjau savo į akis 10 minučių. Ir man pradėtų keistis vaizdai, kai būna, kai akis išsifokusuoja. Ir aš kažkuriuo metu pamačiau savyje tokį skausmą, nors aš tada jau buvau labai dvasinga ir labai, žodžiu, visą gyvenimą gal buvau dvasinga, bet tada buvau labai tokia, spiritual ego, labai jau nušvitus, nes vienas man mokytojas yra pasakęs, kad aš nušvitau. Aha. Ir kad aš jau pasakiau 1000 ten kažkoje skaliai. Yra tokia knyga 1000. Ir pagal ją aš jau ten kaip Jėzus žodžiu esu. Tai ir tuo metu ir tuo metu man buvo toksai, kažkaip, kad negali būti, ar čia aš, ne, ir aš viduje žinau, kad ne, bet mano ego, tas pripažinimas buvo toks, o jeigu, ir mano partneris, va tas, su kuriuo mes ten ėjom labai stipriai dvasiniu keliu, jisai nenuėjo dar iki 1000. Ir aš tokia, tai aš mintingesnė. Nors viduje tai aš žinau ir jaučiau ir galvoju, aš šiaip turiu labai kritišką protą ir labai mažai tikiu tais dalykais, einu juos, bet labai analizuoju. Ir galvoju, nesąmonė gali būti. Bet šitas dalykas mane labai spurtiškus 3 metus, kol išlipau iš to nušvitimo. 3 metus? Taip, nes aš viduj kovoju. Taip. Bet čia tai galėtų būti headlinas. 3 metus kol išlipau iš nušvitimo. Visiškai. Taip, ir tada aš pasižiūrėjau tas savo akis ir supratau, kad gal aš ir nušvitus, bet Diana tai ne. Ir aš tada pasižiūrėjau savo į akis ir aš mačiau daug liūdesio ir jokio netransformuoto liūdesio, tikro, tokio gryno žmogiško liūdesio. Ir aš žiūrėjau savo į akis, aš nukeliavau į tą vaikystę, į patyčias, į kaip aš išgyvenau viską tuo metu. Ir aš susitikau su savim turbūt pirmą kartą taip giliai. Ir aš pradėjau kalbėti, žiūrint į veidrodį, ir aš sakau, Diana, aš tave myliu, ir aš atsiprašau, kad manęs tiek laiko nebuvo, ir nuo šiol aš būsiu visada su tavim čia, ir tu man esi numeris 1, ir niekas gyvenime nėra taip svarbu, kaip tu ir tavo ramybė, ir aš padarysiu viską, ką galiu geriausio, kad tu būtum laiminga. Ir aš tave myliu, ir tu esi pati nuostabiausia, ir aš į nieką nekeiščiau tavęs. Ir tas momentas turbūt ir buvo tas, kur aš supratau, kad viskas, aš esu čia su savim ir aš nebegaliu išdavinėti. Ir pagrindinis žmogus, prieš kurį aš turiu atskaitomybę, ar pagrindinis dievas, prieš kurį tu atskaitomybę, tai yra tas mažas vidinis vaikelis, kuris gyvena širdį. Ir aš kaip žmogus suaugęs, tai racionaliai galiu pažiūrėti dalykus, ar ne? Tai ko čia parinės, taigi praeis, taigi viskas praeina gyvenime, nesureikšmink ir taip toliau. Taip. Bet vaikas viduje, mama, tėti, man nesaugu. Ir aš tapau tą mamą savo ir aš esu mama. Aš turiu įsipareigojimą prieš šitą savo vidinį vaiką. Ir nuo to laiko aš kalbuosi su ta Diana viduj ir mes kažkaip kartu draugaujam. Ir dabar, kai jausmai atsiranda, aš suprantu, kad mano vidinis vaikas kalba su manim. Tai mes sutarėm, kad kalbės su manim jausmų kalba. Ir kai jau aš jaučiu liūdesį, baimę, nerimą ar kažkokius tai jausmus,
džiaugsmą, nesvarbu, kas tai būtų, aš visada susitikrinu su savim viduj ir pasižiūriu, kas čia vyksta. Tai mano toksai yra procesas su savim pats geriausias. Tai gal kažkas pritaikys. Labai rezonuoja ir visiškai, kadangi mano pagrindinė metodika yra internal family systems, vadinė šeimos sistema, tai yra visiškai apie tas mūsų vidinės dalis, bet noriu iš to podcast'o padaryti apie kažkokius dar vienus mokymus, tai nepasakosiu apie tai, bet tiesiog labai gražu, ko pasidalinai, nes vienas iš mano klausimų ir buvo apie tai, kaip tu dabar eini per savo žmogiškumą, jeigu ne visas šitos serijos apie žmogiškumą, kai tie jausmai vis tiek iškyla. Tai nėra visą laiką tik tais nušvitimas ir aš atsikeliu ir medituoju ir viskas visą laiką yra gerai, būna vis tiek kažkas nepavyksta, kažko norim, kažko bijom. Ir man įdomu, kaip dabar tu eini per gyvenimą, jau nebenušvitusi Diana, o turinti visą savo spektrą, kaip tu naviguoji iššūkius, kaip tu naviguoji kažkokias sunkes emocijas, šešėlinės pusės, ne? Ir ką tu dabar naujo vis atrandi? Ar tai yra, kad jau atradai save ir nebeatrandi daugiau nieko? Žinau, kad ne, bet įdomu tiesiog. Labai platus klausimas, nes dabar galvoju apie pastaruoju metu, kaip aš jaučiuosi, nes iš tikrųjų pastaruoju metu aš išgyvenau, gal galiu sakyti išgyvenau, nes dabar jau jaučiuosi, kad gal perėjau į viltį vėl. Aš kurį laiką išgyvenau jausmą, kur yra neviltis, beprasmybė, kokia to prasmė, apie ką čia viskas. Aš gal šitą jausmą turėdavau ir vaikystėje, dėl to aš pradėjau domėtis ir tyrinėti, nes man atrodavo, aš nežinau, žiūriu, kaip žmonės gyvena ir jie, kaip linksma, ir aš tokia žiūriu, galvoju, čia linksma, okei, ir aš tokia nepritapus jausdaus, nes man vis laik norėdavos kažkaip tai suprasti giliau, ir aš tokia, ir žmonės, kurie linkia į tą gilį, kažkokį suprasti giliau, suvokti, žiūrėti už to, kas įprasta, jie kenčia visi nuo depresijos. Realiai, nes tu pradedi klausti egzistencinių klausimų ir tada atrodo, kokia prasmė viso to nebedžiugina tiesiog nueiti parduotuvę ir apsišopinti ir jei, kaip fainai. Džiugina trumpai, šiek tiek, bet tai neužkelia tokio hypo, nežinau kaip pasakyti. Taip, ypač jeigu esam patyrę, manau, kad gyvenime tokius kažkokius tikrus momentus ir tada vis ieškom to tikrumo, nes žmogiškumas iš tikrųjų vaikystėje, jeigu mes žiūrim, mes gimstam žmonės, mes gimstam pilnai leisdami visas emocijas, tik tai tiek, kiek mes turim aplinkoje tų tėvų, kurie gali mus pasuportinti, mus palaikyti tame procese, tiek mes tada pradedam užsidarinėti. Tai galbūt, žinai, vaikystėje tu pajutai tą ir tada visą gyvenimą ir ieškojai, bent jau mano variantą. Tai... Aš tikrai galiu pasakyti, kad nežinau, kokiu čia žodžiu vardinti, ar tai religija, ar dvasingumas, ar krikščionybė konkrečiai, bet man asmeniškai krikščionybė ir aš buvau gana giliai tame, ten aš patyriau giliausią ir tikriausiai ir nuoširdžiausią turbūt, ką aš patyriau vėliau einant per visą dvasinį kelią. Wow. Nes visas kitas po to labai buvo daug ego, o krikščionybei, kas man labai patiko, kad visi labai palaikantis ir nieks nekonkuruoja. O va čia tam self-help, tokiam savipagalbos bendruomeniai, yra daug lyginimuose, aš labiau nušvitęs už tave, tu mažiau nušvitęs, o tu čia taip reaguoji, tai tu nepradirbęs, eik pradirb dalykus. O pavyzdžiui, krikščionybė yra tiesiog palaikymas, kad ir koks žmogus būtų, kad ir kame jisai būtų, esmė yra meilė, esmė yra geranoriškumas, esmė yra palaikymas ir to trūksta elementariai visiems žmonėms, ne tik self-help bendruomeniai, toj savipagalbos, bet visur. Ir man asmeniškai atrodo, kad tai yra gražiausia, kai nevertini absoliučiai nevertini, koks žmogus yra, kaip jis atrodo, ką jis daro, ką jis sugeba, ko ne, ir tiesiog būni su juo nuoširdžiai. Tai turbūt čia yra tie pamatai mano ir man atrodo, kad va čia yra tas gilis, kurį aš turiu net ir tais momentais, kai man sunku dabar. Nes tik tiek, kad tada yra problema, kad aš kartais susilieju per daug, dėl ko aš pasirinkau terapinį kelią, nes man rūpi, man įdomu nardyt giliai, man patinka kitam žmogui padėti. Ir daugelis gydytojų, terapeutų, tarp kitko mano klientų, susiduria su to pačiu pametimu savęs kitame, susiliejimu su kito žmogaus problemom arba
išsižadėjimų savęs tiesiog per ilgam darbo valandom, nes noriu visiems padėti. Tai aš tikriausiai su tuo dar tvarkaus, nes mano sesijos turėtų trukti valandą, bet aš kiek man užeina, tiek jos ir trunka. Ir aš jau tiek bandau susitvarkyti su savim, nes aš nejaučiu aš nejaučiu saiko. Šiaip aš jaučiu labai, labai gerą saiką gyvenime, bet kas susiję su tuo, kas man įdomu, tarkim, su terapija ir su pagalba žmogui, jeigu aš matau, kad ten dar mes einam, man atrodo, 50 minučių sesija, aš dar nepriaugau iki jos. Galbūt priaugs su laiku. Aš tai suprantu, kiek aš kalbuosiu visais savo terapeutais ir supervizoriais ir dar kažko, aš tokia, man sunku padaryti mažiau negu 1:15, čia jau 1:15 yra minimum, jeigu su visai integracija, nes, kaip tu gali paimti, sako, ne, viskas, jeigu kiek jau padarai, tada tiesiog sakai, pratęsim kitoj sesijoje ir užbaigi, bet jeigu aš matau, kad žmogus yra, dar skauduliuosim, kaip aš galiu paimti ir paleisti tokį, tai aš taip tave jaučiu, bet kažkaip aš dėl to savęs man kažkaip atrodo normalu, kad aš ir darysiu tą sesiją, kiek man jausis. Bet resursai mažėja. Aš pradžioje, pavyzdžiui, nejaučiau visiškai jokio nuovargio, bet su metais pradedu jausti, kad iš tikrųjų pavargstu ir tai aš reiškia eimu iš savo vidinių resursų ir aš tiesiog nepajuntu, kada sustoti. Tai va čia yra apie tą human design kalbant, kad tiesiog mano tipas toksai, ar ne, kur aš neturiu tiek daug energijos ten daryti kapot, bet aš galiu priimti, aš galiu išgirsti, aš galiu išbūti ir galiu mentaliai pavedžioti žmogų. Nors mes iš tikrųjų ten darom labai daug visko, ne tik mentaliai. Bet viena iš tokių per kainų tai yra saiko šitoj vietoj turėjimas ir aš keliu daug klausimų apie tai ir aš suprantu, kad čia yra mano kažkoks nepilnavertiškumas tikriausiai vis dar, nes aš ir nepasitikiu žmogum, kad jis pats sutvarkys su tuo, ar ne? Atrodo, nes tikslas terapijos, ar ne, padaryti, kad žmogus duodėm įrankius ir atsitraukia, kad jisai pats darytų. Bet man taip norisi palydėti, man norisi, kad jis jaustų saugiai, ar ne? Ir kartais tikrai to reikia. Bet ar tikrai visada? Ir tikrai ne. Manau, kad ne. Tai aš manau, kad tikrai dažnais atvejais tai kaip tik sustabdo tą progresą. Kad ir kaip man iš tikrųjų, kai tu dabar daliniesi, aš taip rezonuoju, man tai yra vienas irgi sunkiausių dalykų, nes tikrai nešiojuosi širdyje, kai kažkokia sunkus periodas kažkam toks, taip noris padėti. Labai man asmeniškai labai stengiuosi laiką, kad ne iš manęs teko, per mane. Ta healingas, ką man atnešė, tai toks, kad aš galiu iš dieviškumo tą energiją turėti ir tada tikrai pasijaučia skirtumas. Taip, tai apie tą grįžtant, apie tą tikėjimą ir apie tą viltį, tai aš buvau pametus kurį laiką, tai aš tarsi protu žinau, kaip susijungti ir galiu padaryti tai, bet tarsi ugnis užgęsta ir aš esu keletą kartų gyvenime patyrus, 2-3 kartus, tą ryšio praradimą su esatim, su Dievu, nesvarbu kaip pavadinsim, kur atrodo noriu tarsi susijungti, bet man nesijungia nieks prie manęs. Toks, žinai, jausmas, kad esu visiškai, kaip Jėzus sakė, Dieve, kodėl mane apleidai, kabėdamas ant kryžiaus, tai žinok, aš turbūt irgi esu patyrus 3 kartus. Nežinau, ar tą vaikystėje skaičiuoju, bet, sakykime, 3 kartus esu patyrusi tokį apleidimo jausmą, kur aš tarsi noriu išveikti iš to ir aš negaliu, nebelieka atrodo tokios intuicijos, nebelieka žinojimo, lieka tik protas ir nieko negaliu padaryti. Ir tada atsiranda toks pasimetimas, nes nėra kontakto su vidumi. Tai neseniai, sakyčiau, išėjau iš tokio trečio tokio pasimetimo, kur nebuvo tikėjimo, gal toks truputį nusivylimas, kad kančia jinai neišsprendžiama yra, kad kančia yra, arba tu telkiesi į kančią, jeigu telkiesi į kančią jinai didėja, arba telkiesi į džiaugsmą, džiaugsmas didėja. Tai kai aš dirbu nuo to su kančia, su klientais, tai natūralu, kad esu lauke, nors mano klientai labai sąmoningi ir tikrai daug dirbantys su jom ir prisiemantis atsakomybę ir nėra tie tikri psichoterapiniai klientai, daugiau gal coachingo klientai, galbūt siekiantis daugiau, ne nuo minuso į nulį,
kaip dirba terapija ir psichologija, bet nuo 0 į pliusą. Tai aš dirbu nuo 0 į pliusą dažniausiai. Bet vis tiek tie žmonės atneša tuos sustabdžius ir skaudulius. Ir būnant nuolatos tokiam lauke, gali atsirasti jausmas perdegimas, tiesiog terapinis perdegimas. Aš jau išsiaiškinau, kas ten man buvo, kad atrodo beprasmybė, atrodo, kad ta kančia nedingsta, atrodo, kad su kiekvienu ateinančiu klientu jis vėl atsineša kančią kiekvienas. Ir atrodo, tai neįsprendžiama ir ar iš vis yra prasmė tada šitam visame pagalboje. Ir tai apie tai tikriausiai buvo toksai neseniai. Ir kas man padėjo išlipti, tai bandžiau visaip išlipti. Visaip kaip melstis, skaityti, įsikvėpti iš kitų, supervizijos, visokie tokie dalykai. Bet galbūt padėjo man išlipti, kai pradėjau medituoti. Aš grįžau prie meditacijos ir man labai patiko Ošo knygoj vakar skaičiau. Jisai sako, jeigu tu moki medituoti, tau nereikia psichoterapijos. Aš galvoju, taip ir yra. In a way, galima ir taip ir ne. Labai žinai, man atrodo, kad yra skirtumas, kokį tu kelią atėjai iki tas meditacijas. Nes meditacija taip pat gali būti, bent jau iš mano patyrimo, kaip būdas pabėgti nuo savo jausmų, kaip būdas nepripažinti, kas pas mane vyksta ir taip pastebiu ir praleidžiu, nieko man čia nėra iš tikrųjų, žinai. Ir tada tai buvo, jeigu žmonės, kurie, pavyzdžiui, apie nervų sistemą kalbant, kurie labiau yra linkę į disasociaciją, į tą sustingimo nervinės būseną, tai kaip tik meditacija tai gali legalizuoti pabėgimą nuo savęs. Ir tai nėra sveika. Tai toks, aš irgi daug metų, nuo 7 metų iš tikrųjų medituoju, taip vis on and off. Ir labai tą jaučiu skirtumą, kai aš dabar medituoju, turint visas tas žinias apie savo vidinį pasaulį, nervų sistemą. Ir kaip buvo tada, kai buvo tiesiog, gerai, aš dabar medituoju, nieko, viskas atėjo, galvojimas, čia kažkoks jausmas, paleidžiam viską, tai toksai, manau, kad svarbu, kadangi tu esi jau atėjus tą kelią, meditacija irgi gali būti, žinai, tokioj kokybei. Jo, ir žinai, tu labai teisingai sakai, nes pas mane psichoterapija atsirado ne pradžioj kelio. Psichologija, psichoterapija pas mane atsirado, kai aš jau nuėjau dvasinio kelio gabalą ir tokio tikrai intensyvaus darbus su savim, su savo tais demonais, tik tai, kad ten buvo per tokį perfekcionizmą. Bet ir tada tie psichoterapija, nes aš supratau, kad didžioji dalis dvasinės bendruomenės išsisprendė psichologinius dalykus, jiems nebereikėtų Dievo. Čia gal žiauriai skamba, bet taip ir yra. Ir tuo pačiu žmonėm, kurie labai gerai išsisprendė čia savo tos psichologinius reikalus ar net terapijos ir taip toliau, jiems labai reikia Dievo. Kaip čia taip gaunasi, kad tie, kurie yra dvasingume, jiems nebereikėtų Dievo? Man atrodo, kad visiems reikia Dievo. Taip, bet turiu omeny, kad nereikėtų, kad kažkas išgelbėtų, nes kai kurie žmonės meldžiasi į išorę, kad kažkas kitas išspręstų už juos, kad Dievas ateitų ir išspręstų situaciją kažkokią, kai realiai tada žmonės neturi pasitikėjimo savim, bet šiaip kartais jiems ir nereikia, jeigu jie turi Dievą iš dalies, bet tai jau reikia besąlyginio tokio tikrai atsidavimo. Ir man atrodo, kad jiems nebereikėtų kažkokio išorinio pagalbininko daugeliui dalykų, jeigu jie suprastų, kad jie patys daug ką gali ir kad Dievas čia juos atsiuntė iš tą žemę ir juos įgalino. Ir kad dabar jų rankomis turi būti daromi dalykai iš toje žemėje, o ne Dievo žaibo iš dangaus, kuris taiga išspręs magiškai kažkaip tai problemas. Tai gal apie tai. Okay. Suprantu dabar, apie ką tu kalbė. Čia maždaug iš tos serijos tai istorija, kur žmogus skęsta, žmogus skęsta ir sako, Dieve, išgelbėk mane. Ir tada Dievas atsiunčia vieną valtį, antrą valtį. Soks, nelipsiu, aš laukiu Dievo, kad išgelbėtų mane. Tai, dar grįžtant prie tavo pasidalinimo, kiek laiko truko tavo šitas periodas, kaip galbūt sunku nustatyti pradžią, pabaigą, bet kiek tai jautėsi tau, tas toks, kai nebegali susijungti su... Sakyčiau... Po skyrybų buvo tai, nes aš tiesiog, man visiškai sveikata susijaukė, man visa nervų sistema ir tada gavosi labai daug tokių keistų simptomų ir dar labai, kadangi intensyviai praktikavau praktikas įvairias, tiesiog net laikė mano kūnas
nes tai buvo milžiniškas energijos srautas, milžiniškas. Ir jeigu kūnas nėra paruoštas, joga ar dar kažko, nežinau, kažkaip neparuoštas, netidaryti tie vat kanalai, tai galima save sudeginti. Ir mano kūnas buvo toks, nervų sistema tokia įsijautrinusi, nes nuo tų visų impulsų ir viso ko ir tos meditacijos netinkamos. Ir tada man buvo šitas periodas, tai sakyčiau, truko. Ir aš apskritai tada bandžiau save pagydyti mintimis, bandžiau pagydyti meditaciją ir niekas neveikia. Ir aš tada supratau, kad mane apleido ir dabar aš turiu kažkaip gelbėtis pati. Tai aš savo tokį išvadą pasidariau tada ir tada man buvo periodas, kur aš mečiau visą dvasingumą ir tiesiog galvoju, čia visiškai yra šūdų krūva. Ir visiškai nesąmonė. Tada po truputį pagerėjo, aš vėl pradėjau jausti save džiaugsmą, nežinau, bet tai kokių porą metų tai tikrai truko. Paskui buvo antras iš to paties, vėl, vat kai jau terapija atsirado, vėl tokia beprasmybė atrodo, bet jinai jau truko trumpiau. Tai, bet tada atrodo kaip amžinybė tiesiog. Nes kai nėra vedimo, kai nėra jokio kontakto, žinojimo, ką daryti, yra labai sunku. Nėra jokio vidinio autoriteto, to vidinio jausmo, kas patartų to susijungimo, jautimo link kur judėti. Ir aš apskritai buvau nusivylusi visą tą bendruomenę dvasinę, dėl to, kad daug mačiau melo, daug mačiau, kaip žmonės deklaruoja vieną, o gyvena kitaip. Tas toksai dvasinis ego, kad aš čia labiau už kitą ir tai neatitinka mano vertybių ir aš pasilgau va to gėrio, tiesiog gerų žmonių. Atrodo, dvasinė bendruomenė turėtų eiti geri žmonės arba tapti tokiais ten, bet ten yra ligoninė žmonių, kurie ieško ir kai kurie mano draugai išprotėjo. Realiai šiandien su vienu draugu surašinėjau, kuris man paskambino ir jisai realiai yra manijos periodą dabar, nes jam nusileido stulpų energija ir, žodžiu, jisai dabar yra asmenybė pasikeitusi ir jis gavo perdavimą, nors jisai vyresnis žmogus ir stabilios psichikos buvo, kiek aš jį pažįstu, ir net jį ištaškė. Tai, daug tokio protas gali rasti kažkaip kabliuko pasimetimų ir aš daug to prisižiau ir tada galvoju, ne, čia nėra kelias, arba turi labai jau saugiai eiti tuo keliu. O aš tai labai norėjau viską maks, nes aš maksimalistė ir tai va, tai tas mane turbūt labiausiai ir tai truko, sakau, 2 metai, o kitas trumpiau, nežinau, nesunku pasakyti kiek. Geras, tiek daug man minčių dabar kilo ir nerti tai, ką tavo papasakai, man atrodo, kad labai daugams rezonuos. Man pačiai labai rezonuoja gyvenant, praleidus 2 metus Balyje ir ten būnant galvoju, aš ten važiuoju, surasiu savo tą bendruomenę, tad atvažiavau ir toks, kodėl mes čia turim rengtis kam plunksnom ir rodytis, kokie mes čia esam nušvitę ir kokį gerą orgazmą galim patirti ir toks, labai dėl to taip artima, ką dalinies tas kažkokia geriau tada jei važiuoju kažkur į kaimą su kažkokiais, nežinau, seneliais. Kotletų pavalgėt. Sako, įžeminto to dvasingumo labai pradėjo būti poreikis. Ir man įdomu, vat irgi, nes pati pastebiu pas save irgi, kai būna tokie periodai, kur man buvo toks vos nenušvitimas, kur aš galvoju, daugiau gyvenime nebeturėsiu kančios. Galvoju, viskas, aš jau suvokiau gyvenimo esmę, jau, kur tikrai buvo toks periodas, ten buvo gal truko mėnesį, tokį gerą, 1,5 gal, kur kiekvieną dieną atsikeli ir tiesiog bliss. Laimė teka per kraštus, viskas liejasi, tiek finansiškai, tiek santykiuose, tiek fiziškai, toks visiškai atrodo, viskas, atrakinau gyvenimo paslaptį kažkokią, galvoju, viskas. Nuo šiol, kaip aš galiu kažkada blogai jaustis, galvoju, neįmanoma. Tai va, po to mėnesio su pusė, žiūriu, kad kažkaip atsikeliu ir kažkaip nebedžiugina, nebėra to kažkokio kaifo, galvoju, kas čia, galvoju, gal rytoj kitaip. Žiūriu, rytoj atsikeliu, irgi, galvoju, ką aš pamečiau. Žinai, tai atrodo, nesuvokiau, kada tai pamečiau. Ir tikrai tas periodas buvo toks labai auginantis, einant per tą vidinę mirtį. Ir supratau, kad ir turėjau tarsi leisti naujom savo dalim numirti, ne tai, kad naujom, senom savo dalim numirti, kad galėčiau išnirti nauja.
Ir man atrodo, kad labai apie tai nėra daug kalbama, dėl to labai džiaugiuosi, kad tu pasidalinai, kad net ir nuėjus tokį kelią, tiek išmeditavus, tiek išbuvus retritų, tiek išstudijavus, iššokus, vis tiek būna tokių periodų, kai mums, nežinau, visata, Dievas, gyvenimas parodo, kad yra dar kur tau skleistis, augti per tą numirimą. Ir iš tikrųjų, kas man labai patiko, tai klausiausi vieno podcast'o, kuriame ir pasakoja vienas iš tokių dvasinių mokytojų, kad dabar jis yra periode, kai jis miršta. Man dabar yra periodas apie mirtį ir aš leidžiu savo numirti. Ir man toks buvo, is that a thing? Tai man labai tas padėjo ir dėl to džiaugiuosi, kad tu daliniesi, kad tai būna ir man labai įdomu irgi, vat, tame viduje to periodo, kaip tada tu save palaikai, kaip tu tame išbuvai toje mirtyje. Nes labai lengva, kai jau išeinam iš to, toks man dabar, labai gerai buvo ta mirtis, numiriau, dabar esu nauja, aš labai viskas fainai. Bet iš tikrųjų tuo metu tai buvo toks pasimetimas, kas čia vyksta, apie ką, kodėl. Jo, tai mane, žinok, laikė visą laiką šitą mintis, kad kai aš išeisiu iš čia, aš sakysiu, wow, kaip buvo gerai, kokia gera transformacija buvo. Ir aš savo kiekvieną dieną primindavau, kad aš žinau, kad ateis ta diena. Nes iš tikrųjų neįmanoma, kad ir kokią kančią patiri, neįmanoma, kad jį tęstųsi amžinai. Niekad. Ir džiaugsmą, kad ir kokį patiri. Aš gyvenau ekstazijai turbūt kokius 2,5 metų, nuolatiniai kasdieniniai ekstazijai. Aš buvau unlockinus nerealiai energijos tiekmę, bet tai buvo labai intensyvu, nenormalu žmogui gyventi ekstazijai 2,5 metų. Tai yra visiškai nesveika, dėl to aš turiu pasiekmes dabar. Ir aš turiu kūne pasiekmes, nes kūnas gali atlaikyti daug kortizolio, adrenalino, bet jeigu tai yra nuolatos, tai nėra sveika. Tai dėl to tą svarbu žinoti, kad visada mums laimingiams nėra sveika būti tokiem ekstaziškai laimingiams. Laimingiams savo tokiu geranoriškumu, meilę, tikrai galim, tai yra slow burning, toksai, žinai, lėtai, taip vystosi, skleidžiasi. Taip, tai man tikrai padėjo tai, kad aš galvau, kad aš, kai baigsiu, sakysiu, čia tai buvo. Matai, aš turiu daug skorpionų savy, skorpionas apie transformaciją, atneškit ją čia. Tai aš jau laukiu, kada baigs transformacija, juk išsinešiu tą gylį visą. Tai man padėdavo tai... Kas dar man padėjo? Aš pradėjau gyventi labai tokį bazinį gyvenimą. Aš mėsą pradėjau valgyti. Aš buvau veganė ilgai. Mano draugas visiškas vaisiavalgis. Tai buvo tuo metu. Ir aš pradėjau valgyti steikus. Bet čia tuo metu ar čia dabar, kur buvo ta transformacija? Po skyrybų pradėjau. Tai pradėjau valgyti steikus, pradėjau linksmintis, pradėjau žiūrėti į žmonės, kurie neapsikrovė, kuriem nereikia tų dalykų, visų gylių kažkokių. Pradėjau žiūrėti, o kaip čia gyventi tą žmogišką gyvenimą. Žmogiškumas. Taip, ir aš niekada nevartojau alkoholio, nesu prisigėrus nei karto gyvenime. Tai nebuvo mano dalykas, kad dabar jau eičiau prisigert. Bet mėsytę pavalgyt buvo tas dalykas. Ir tiesiog pradėjau žiūrėti, vat kaip žmonės, tarkim, turgui bendrauja, ten tarpusavį juokauja, ten kokios močiutės sėdi. Ir aš jau galvoju, jos kenčia, bet jos randa būdą pasilinksminti, nes visi kenčia, tik vieni randa būdą pasilinksminti, kiti ne. Ir aš pradėjau ieškoti būdų pasilinksminti, kad man būtų fainai čia. Jo, buvo toks momentas, kai aš ten buvau kaip ir prie mirties ir aš pasirinkau likti, bet gal tai dabar per daug neįsim, iš esmės tai irgi buvo transformacija ir aš po jo supratau, kad mirt galėsiu bet kada, bet gyventi aš galiu iki kol mirsiu. Ir aš pajutau, kaip lengva yra numirti. Aš tiesiog buvau prie pat ir aš supratau, kaip lengva yra numirti. Ir tada man pasidarė įdomu gyventi. Tik tada. Iki tol aš visą gyvenimą ieškojau kažkokios prasmės gilesnės. O dabar aš tiesiog linksminuos, darau, kas man faina yra. Tai aš turbūt išmokau per tą patirtį ieškoti, kas yra faina ir aš dabar noriu surasti draugę, čia man dabartinis mano noras, ambicija surasti vieną draugę, su kuria galėtume dypinti. Turiu tokių draugų, bet gal kitose srityse. O kitą draugę, su kuria galėtume tiesiog visiškas nesąmonės kalbėti.
pažvengti iš ko nors. Labai sunku apkalbėti man dabar ką nors, žinai, dėl ko, nes aš tiesiog matau, iš kur tas žmogus ateina, pavyzdžiui, kodėl jis elgiasi taip, žinai, neadekvačiai, arba kodėl jisai ten kažką daro tokio, kas atrodo nepriimtina. Man nebeišeina tiesiog stumti ar tyčiotis iš žmonių, nes aš suprantu juos ir galvoju, aš kaip norėčiau tiesiog pastumti ant ko nors, žinai, bet tipo, pasižiūrėk, kokia jinai, nežinau ką, bet pažiūrėk, kaip jinai čia pikta, neurzga, žodžiu, įsiraukus, nieko nebendra. Nu, vat kažką tokio, žinai, labai gal juokingai skamba, bet jaučiuosi, kad norisi tokio pasijuokti iš gyvenimo absurdo, kurio yra pelė kiek. Žinai, kaip nemažai mano pažįstamų yra medikų, kurie taip kovoja. Tai yra labai geras prisitaikymo būdas, kai esi nuolatos su mirtim, susiduri su kančia. Tiesiog juokauti, jų juokai yra žiaurūs. Kas žinot, medikus ir jų bairius, tai yra labai dark, labai adi. Mes draugė psichoterapeutė kartais jau pasijuokėm iš tų tokių dvasinių ligų irgi. Tai kaip fainai yra taip nusvarbinti dalykus, nes taip viskas rimta, čia viskas taip, žinai, dvasinga. Kaip fainai tiesiog pastumti ant gyvenimo nesąmonių. Aš manau, tai labai puikiai sugeba vyrai. Taip. Nes mes, kai aš darau moterų ratus, mes, žinai, sėdėm ir kalbam širdies, dalinamės, žinai, ir toks būna, man tai labai faina, man tai būna labai gera, aš taip pripratusias daugumą laiko praleidžiu kažkokiuose moterų ratuose. Ir kažkaip man atrodo, taip ir, kai žmonės susirenka kartu, moteris, tai taip ir vyksta, kai mes tiesiog būnam taip iš širdies, duodam kiekvienai pakalbėti, žinai, nekalbam viena ant kitos, paklausėm, ko tau reikėtų dabar, kokio atsakymo. Ir neseniai organizavau savo gimtadienio šventę, tokį ritualą. Ir buvo labai juokinga, kad kažkaip kviečiau poras, nes mūsų dauguma draugų yra tiesiog poros. Ir kažkaip buvo, kad daugumą iš porų merginos negalėjo atvažiuoti. Ir gavosi, kad gimtadienis pilnas bičų. Buvo kelios merginos, bet toks, daugiau buvo vyriškos energijos. Ir aš ten būtą ritualą visą sugalvojus, ten pilna visokių, žinai, dalykų. Ir tada tiesiog jie pradėjo mėtytis iš pagalvių. Pradėjo ten vienas ant kito ten stumdytis, ten bairius taiti. Man toks buvo, kas čia vyksta? Tai galvoju, gerai, priimu, ką gyvenimas man siunčia, pati pasimiau pagalbę, pradėjau ten siųsti. Ir galvoju, būna kartais ir toks gyvenimas, ir kažkaip toks, pamiršusi tą šėlsmą, nes mano dauguma draugų yra iš tikrųjų terapeutės. Ir kai sustinkam, tai kažkaip labai taip terapiškai ir būname, kas man yra labai, labai jau artima. Tai man atrodo, kad tau reikia iš tikrųjų vyrų kompanijos. Aš pastoviai visą gyvenimą turiu labai daug draugų, gal vyrų, gal dėl to man ir jie taip įžemina vyrai. Iš tikrųjų, tose moterų ratuose, ar kaip vedam užsiėmimus, ar kaip pačios, žinai, dalyvaujam, atrodo daug geranoriškumo ir daug to širdies. Bet iš tikrųjų, realiam gyvenime tarp moterų, aš tai nežinau tokio dalyko, iki kol nepradėjau to žmogiško gyvenimo gyventi, kad iš tikrųjų moteris labai daug pavydo turi, labai daug kažkokių ten, tu netai pažiūrėjai, tu čia mano vyrą pasižiūrėjai. Man buvo labai nauja tai sužinoti. Smagu, kad išklausėte iki pat galo ir tikiuosi, kad jums rezonuoja. Šis pokalbis atrakina viduje kažkokius naujus suvokimus. Na, o pratęsimas bus kitoje serijoje, kurioje taip pat jūsų laukia didelė dovana, tai yra širdies praktika. Kaip gyventi gyvenimą iš išsiplėtimo, ne iš susispaudimo, kad galėtumėte eiti per gyvenimą su visai kita kokybė, jausti gyvenimą visai kita kokybė ir taip pat komunikuoti su kitais. Tad labai kviečiu jūs žiūrėti sekantį epizodą ir tai įkūnyti.